Sveiki visi. Šiandien mes pakalbėsim apie programinės įrangos kūrėjus ir testuotojus. Kaip jūs jau tikriausiai ir žinote, tai programuotojai ir testuotojai yra šių laikų roko žvaigždės. Tai pakalbėsim apie tas žvaigždės plačiau. Bet pirmiausia, noriu pristatyti save. Aš esu Algirdas, dirbu programuotoju ir mokau moksleivius programavimu jau daugiau nei 15 metų. Ir šiandien aš nusprendžiau padaryti tokį video pamokos trukmės, kuriame pristatysiu plačiau apie šias dvi pozicijas, tai yra programuotojai ir programinės įrangos testuotojai. Tai šio video tikslas yra pirmiausia pristatyti tiek programinės įrangos kūrėjus, tiek testuotojus, taip pat tada aptarti programinės įrangos kūrimo procesą, išskirti, kuo yra svarbus komandinis darbas programinės įrangos kūrime ir taip pat galbūt įkvėpti jūs, problemų sprendėjus, rinktis karjerą programinės įrangos kūrime. Tai pirmiausia, turbūt užduosiu tokį paprastą labai klausimą. Kokiomis programėlėmis jūs naudojatės šiandien? Savo išmaniam telefone, kompiuteryje. Kokias programėlės atsidarėte? Ką žiūrėjote? Kokius socialinius tinklus galbūt atnaujinote ar ne, ar kada nors savo uždavėt klausimą, o kas kuria šitos puslapius, programėlės ir panašiai visą tai, ką matote savo telefone, kas tai kuria. Ir štai matote tokį kaip ir kompiuterį viduje, ir tai yra mano darbo stalas, dirbau programinės įrangos kūrimo įmonėje. Ir taip atrodė mano darbo stalas, ar ne? Būtent šioje vietoje aš kurdavau įvairias taikomasias programas, kurias naudodavosi vartotojai. Taigi, dar kartelį, pradėsim nuo to, kas yra programinė įranga, ar ne? Šiandienai turim daug išmanių įrenginių, telefonai, laikrodžiai, televizoriai, ar ne? Ir juose matome įvairiausias programėlės, naudojamės kiekvieną dieną jomis, ne? Žaidžiame įvairiausius žaidimus, atnaujiname savo statusus įvairiuose socialiniuose puslapiuose, ar ne? Skaitome įvairią žinias, informaciją ir panašiai, dalinamės, rašom draugam žinutės, ar ne? Tai trumpai, ar ne, kas tai yra programinė įranga, ji yra neapčiuopiama, ji yra kiekviename ekrane, kurį mes matom kiekvieną dieną, ar ne, tai yra tos programėlės, kuriomis mes naudojamės kasdieną, ar ne, tai būtent tai yra programinė įranga. Aišku, natūralus klausimas atsiranda, o tai kas sukuria tą programinę įrangą, kas yra tie programuotojai, tai vat būtent programuotojai, tai yra tie programinės įrangos kūrėjai, ar ne, kurie sukuria tas programėlės, tuos žaidimus, kuriuos mes naudojam kiekvieną dieną. Dabar toks klausimas iškyla, o tai kaip jie sukuria? Kokių įrankių dėka jie gali sukurti tas programėlės? Atsakymas yra labai paprastas. Tų įrankių yra labai daug. Tie įrankiai yra programavimo kalbos. Štai jūs irgi matote daug programavimo kalbų. Ir turbūt kiekviena programavimo kalba yra skirta įvairioms sritims. Vienos programavimo kalbos yra skirtos žaidimų kūrimui, kitos programavimo kalbos yra skirtos internetinių puslapių kūrimui, dar kitos programavimo kalbos yra skirtos taikomosioms programos, ar ne? Kaip šiai dienai naudoju PowerPoint, ar ne? Tai yra taikomosios programos. Ir kiekviena programėlė turi savo bibliotekas, tas sritis, kurioms yra pritaikyta ir programuotojai naudoja. Taigi dar kartelį, programinių kalbų naudotojai yra programuotojai. Jie nusprendžia, kokią programavimo kalbą naudos. Kai kurios programavimo kalbos atsiranda, kai kurios dingsta, kai kurios šiai dienai dar toliau plačiai naudojamos, atnaujinamos. Viskas priklauso nuo to, kaip tinka programuotojų bendruomeniai ta programavimo kalba. Jeigu yra gera, jeigu su ją lengva yra sukurti, patogu sukurti programinę įrangą, yra naudojama. Jeigu su ją yra sunkiau, kai kurios atsiranda programavimo kalbos, kai kurios dingsta, ne? Ir jų yra labai daug. Štai dešinėje pusėje jūs matote du kodus. Vienas yra sukurtas su C++ programavimo kalba, kitas yra sukurtas su Java. Dar kartelį, yra daug programavimo kalbų, bet visų programavimo kalbų tikslas yra sukurti ar tai programą, ar tai žaidimą, kad vartotojas galėtų naudotis, kad vartotojui suteiktų kažkokią vertę, ar ne? Kokią programavimo kalbą naudosim, čia jau sekantis klausimas, ne? Bet pagrindinis tikslas yra sukurti programėlę arba žaidimą,
ar ne, kad vartotojui tiktų. Ir šiai dienai jūs patys matote, štai yra du kodai, vienas yra vienos programavimo kalbos, kitas yra kitos. Jeigu mes juos įvykdytume, atspausdintų sveikas pasaulyje, angliškai, ar ne, anglų kalba programuotojų bendruomenėje plačiai naudojama. Tai va, ir jūs patys matote, tai yra daug įvairiausių simbolių, ar ne, skliaustelių, kabelelių, ar ne, ir panašiai. Taip, tai yra programavimo kalbos, jų yra ypatingas bruožas, jos atrodo iš pažiūros atrodo labai baisios galbūt, ar ne, daug įvairiausių neaiškių simbolių, ar ne, tačiau galima prisijaukinti jas, išmokti programuoti, ar ne, ir sukurti įvairiausių žaidimų arba programų. Tai dar kartelį, programavimo kalba yra skirta rašyti instrukcijas kompiuteriui, pagal kurias jis atlieka vieną ar kitą veiksmą, ar ne? Tai toks dalykas. Panašus dalykas būtų, kaip mes norėtume išsikepti obuolių pyragą, ne? Ir tos instrukcijos tai būtų tas receptas, kurį mes žiūrėtume ir sakytume, reikia šito, 3, 5, reikia dabar padaryti šitą žingsnį, 2, 3, 5 ir mes gausim, išsikepsim obuolių pyragą, ne? Lygiai taip pat tos instrukcijos tą patį daro. Mes surašom instrukcijos kompiuterį, kurias jis įvykdės, padarys vieną ar kitą veiksmą, ar ne, ir vartotojas jį matys, kuris naudosis mūsų programėlę ar žaidimu. Taigi, kitas klausimas, toksai čia specialiai įdėjau, yra planavimo pokeris. Ne? Visi žinom, kad pokeris tai yra kažkas susijęs su kortomis, kortų žaidimas. Nenustebkite, programuotojai savo darbo procese irgi naudoja pokerį. Jis vadinasi planavimo pokeris. Štai jūs matote stalą, šitas nuotrauka paimta iš mano įmonės, kurioje dirbau. Tuo metu, kai aš ją fotografavau dėl kitų tikslų, negalvojau, kad aš kada nors ją rodysiu kitiems, bet taip susiklostė likimas, aš ją tokį turiu. Tai čia jūs matote, kad programuotojai žaidžia tarsi pokerį, ne? Matom skirtingas korteles su skirtingais skaičiais ir skirtingų spalvų. Tai pirmas dalykas, kiek programuotojų žaidžia planavimo pokerį, tiek, kiek yra skirtingų kortelių. Galim suskaičiuoti 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 programuotojai, skirtingų spalvų kortelės. Ant kortelių matome skaičius 1, 2, 3, 5, 8, ar ne? Tai yra valandos. Kiek mes čia planuojamas, kiek atliksim vieną ar kitą darbą. Dabar, kad jūs įsivaizduotumėt, tai programos kūrimas yra tarsi tas pats kaip ir namo statymas, ne? Kad pastatyti namą mums reikia iškasti duobę, išlieti pamatus, pastatyti sienas, uždengti stogą, įvesti vidaus apdailą. Ne? Tai yra žingsniai, kuriuos mes turime atlikti, kad namas būtų pastatytas. Lygiai taip pat ir programės įrangos kūrime mes turime atlikti tam tikrus žingsnelius, kad ji būtų sukurta, ne? Kad galėtų ją naudotis vartotojas. Ir štai čia planuojamas tam tikras žingsnis. Ir kiekvienas iš programuotojų, atkreipkite dėmesį, įsivaizduoja skirtingai, kiek jis atliks laiko tą veiksmą. Štai vienas įsivaizduoja, kad 1 valandą užtruks, štai kitas net įsivaizduoja, kad 8 valandas. Dažniausiai imamas vidurkis, ne? Kiek užtruks laiko. Tai vidurkis būtų 5 valandos, ne? Tai vat būtent 5 valandos tai yra tas vidurkis, kuriuo nusprendžia programuotojai, kad užtruks tiek laiko padaryti vieną ar kitą programos etapą. Čia yra vadinamoji Fibonacci skaičių seka, tai yra 1, 2, 3, 5, 8, būtų sekantis 13, prieš tai 2 skaičių sudėčiai lygus. Tai pavyzdžiui, ten 5 valandos prieš tai bus 3 plus 2, 5, 8 valandos, 5 plus 3. Ir taip yra planuojamas tas laikas, ne, šitoje vietoje. Na va. Tai įdomus procesas, planavimo pokeris, bet jis yra neišvengiamas planuojant programą, kiek laiko užtruks ją atlikti. Toliau, kas yra testuotojai, ar ne? Testuotojai užtikrina kokybę programos, ar ne? Kaip ta programa atlieps vartotoją, ar jam tiks. Dažnai, matote jūs tokį vabaliuką šitame ekrane, tai dažnai klausimas yra, kaip susijęs vabalas su testuotojo pozicija, ar ne? Tai kaip pasirodo, čia viskas susijęs su istorija. 1946 metais, jūs matote tokį stakles, didelį kompiuterį, Mark II jis vadinosi. Tas kompiuteris galėjo užimti visą klasę ir daugiau. Ir tame kompiuteryje perjungiklyje įstrigo vabzdys. Realus vabzdys, ir jis buvo išimtas ir pridėtas prie programos veikimo įrašų, įklijuotas. Ne? Ir tai buvo parašyta, kad tai yra pirmas atvejis, kai buvo rastas vabalas.
Ir nuo to laiko, dėl tos įvykusios klaidos, buvo pavadinta programinės įrangos klaida vabalo pavadinimu. Šiai dienai būtent šitie testuotojai ieško tų vabaliukų. Tarsi tų vabaliukų programinėje įrangoje, tai yra klaidelių, dėl kurių programa veikia ne taip, kaip turi veikti. Mes pabandysim tuo pat irgi surasti tų klaidelių. Tai vadinasi angliškai bug, vabalas, o lietuviškai šnekamojo kalboje programuotojų, testuotojų vadinasi bugelis. Tai va, kaip matome, taip pat kaip programuotojai ir testuotojai dirba kartu, ar ne, tai pirmiausia, programuotojai kuria programinę įrangą, ar ne, tada testuotojai testuoja, registruoja įvairias klaideles programinės įrangos, tada programuotojai atsižvelgdami į tas klaideles jas taiso ir toliau vėlgi vyksta tas procesas, ar ne, tai tarp kūrimo ir klaidelių taisymos laiką yra testuotojai, kurie užtikrina kokybę. Štai mes matome tokią tris testuotoją, programuotoją ir klientą, ar ne, ir matome, kad klientas yra laimingas, testuotojas laimingas, galbūt programuotojas kartais būna ne taip laimingas, jeigu daug būna jam darbo. Tai va, taip pat matote padarytą nuotrauką iš įmonės, kurioje dirbau, kaip tie programuotojai ir testuotojai bando kartu komandoje spręsti įvairias klaideles, ar ne, kurti programinę įrangą. Labai yra svarbus komandinis darbas. Programinės įrangos kūrime tik naudojant komandinį darbą mes galim sukurti geresnę programinę įrangą. Taip pat yra naudojamos įvairios programėlės. Šiuo atveju jūs matote Trello programėlę, kurioje mes galime sekti progresą mūsų kuriamos programos ar žaidimo. Šito progreso sekime dalyvauja visa komanda, tiek programuotojai, tiek testuotojai, tiek produkto vadybininkai, apie kuriuos pakalbėsime vėliau. Ir mes galime matyti tokias sritis, ką reikia padaryti, kas yra daroma, kas jau yra padaryta, ką reikia ištestuoti, ar ne. Tai štai šitoje vietoje kiekvieną rytą susitinka visa komanda ir aptaria, kas bus daroma šiandien, ar ne, ką padariau, ką darysiu šiandien ir ar man reikia pagalbos iš kitų komandos narių. Ir tokiu būdu galima sukurti programinę įrangą, ne, sekant progresą. Taip pat šiandien esu paruošęs kodo gabaliuką, kurį mes galėsime realiai paleisti, pratestuoti, rasti klaidelių, jas registruoti ir ištaisyti, ar ne. Tikiuosi viskas bus gerai, žinot, kaip ten būna. Taip, pabandysim labai trumpai, atlikti šitą kodo gabaliuką, įgyvendinti. Tai pirmas mūsų dalykas bus pasileisti programėlę. Tai štai prieš jūsų akis yra programėlė, jūs ją matote. Ką šitą programėlė daro, tai yra vartotojas įveda programą 2 skaičius, operacijos ženklą ir jį paskaičiuoja rezultatą. Dabar pabandysim mes paleisti šitą programėlę, yra paleidžiama štai tokiu būdu ir pabandysim atlikti skaičiavimą. Tai va štai šitoje vietoje, įsivaizduokime, tai yra ateina vartotojas ir jis nematydamas kodo gali įvesti skaičius. Pirmas įves vieną skaičių, tarkim 2, įves antrą skaičių, tarkim 3 ir pasirinks vieną iš atliekamų veiksmų. Tarkim, jis pasirinks sudėtį. Tai 2 + 3, žinom, tai yra 5. Viskas atrodo gerai. Jis atlieka ir daugybą, ir sudėtį, ir atimtį. Tačiau tam tikroje vietoje galbūt šita programa veiks ne taip, kaip buvo įsivaizduota. Tarkim, pabandykim atlikti dalybą iš 0. Įvesim dalybų ženklą ir pabandysim atlikti. Tai 2 padalinus iš 0 mums programa spausdina angliškai infinity. Infinity tai reiškia begalybė. Tačiau jeigu mes skaičiuotume su savo skaičiuotuvu, kurį turime mūsų operacinėje sistemoje, jeigu irgi atliktume 2, padalintume iš 0, mes gautume žodelį, kad negalim padalinti iš 0. Ne? Dalyba iš 0 negalima. O štai šiuo atveju mes matome kiek kitokį išvedimą ir šiuo atveju mes pabandysim surasti klaidelę. Tai va, įsivaizduokite, kuriame
programa, skaičiuoklė ir šiuo atveju programuotojas sukuria, duoda testuotojui ją testuoti ir štai testuotojas, vesdamas skaičius, randa klaidą, ar ne, kad dalyba iš nulio negalima, štai mūsų programa atspausdina begalybę. Tai šiuo atveju, kas vyksta, šiuo atveju testuotojas užregistruoja Trello toje programėlėje ir pasako, štai žiūrėk, kai dalyba iš nulio, vietoj to, kad atspausdintų dalyba iš nulio negalima, atspausdina šiuo atveju begalybę. Ne? Ir programuotojas turi surasti tą klaidelę ir ištaisyti. Šiuo atveju programuotojas bando skaityti kodą, matote, čia labai visko daug prašyta, tačiau mes galim pasižiūrėti tam tikroje vietoje dalybos ženklą ir šitoje vietoje mes matome, kad atliekamas tas dalybos ženklas. Tačiau matome, kad netikrinama, ar antras skaičius yra lygus nuliui. Nes jeigu jis yra lygus nuliui, mes turėtume atspausdinti, kad dalyba iš nulio negalima. Tai šiuo atveju, ką mes galim padaryti, pakeitimus. Aš pasiruošęs tos pakeitimus, taupant laiką. Ir štai šitoje vietoj šitų dviejų eilučių, mes galim parašyti štai šitai, kur mes tikrinsim antrą skaičių, jeigu jis yra nelygus nuliui. Atliksim skaičiavimus, tačiau jeigu jis yra lygus nuliui, mes galėsim atspausdinti, kad dalyba iš nulio negalima. Tai testuotojas pratestavo mūsų programėlę, rado, kad šitoje vietoje blogai skaičiuoja dalybą iš nulio, parašė programuotojui, užregistravo ją ir programuotojas šituo atveju ieško kodo, kurioje vietoje veikia blogai, paredaguoja jį, kad veiktų gerai. Ir šiuo atveju įvykdžius šitos pakeitimus, mes galim pabandyti, taip, padalinti iš nulio, palikti dalybą ir matome, kad negalim, dalyba iš nulio negalima. Ir šiuo atveju programuotojas sutvarkė programėlę ir šiuo atveju dabar jau galime dalinti iš nulio ir teisingai išvesti, kad dalyba iš nulio negalima. Ne? Tai va, taigi dar kartelį pabandėm pasižiūrėti galbūt realų programos kūrimo procesą, kaip programuotojas rašo kodą, kaip testuotojas jį testuoja, kaip registruoja ir kaip programuotojas ištaiso jo klaideles testuotojų. Gerai, grįžtam atgal. Einam į priekį. Ir kaip patys pamatėte, ar ne, tai iš tikrųjų programavimas yra sudėtingas dalykas. Ir kaip patys matote, daug yra kodo, ar ne, labai reikia atidžiai žiūrėti kodą ir ištaisus vėlgi vesti duomenis, vėl taisyti. Iš tikrųjų, nėra tokios vizualaus, gražaus apipavidalinimo, ar ne? Ir dažniausiai, netgi sako, programavimas yra sudėtingas procesas. Tačiau aš vedu Minecraft programavimo būrelius, kuriuose pristatau programavimą žaismingai. Programavimą pristatau per žaidimą. Štai jūs visi turbūt žinot Minecraft programavimo žaidimą, jis yra labai populiarus ir būtent galima programuoti įvairius herojus šio žaidimo, kad jie kastų duobes, statytų namus, galėtume juos valdyti. Ir kas įdomiausia yra, kad mes parašom kodą, paspaudžiam mygtuką paleisti kodą ir tas herojus veikia pagal mūsų nurodytas instrukcijas. Taip programavimo procesas tampa įdomus, taip programavimo procesas tampa vaizdus. Ir tada labai lengva įsisavinti tos programavimo principus. Esu sukūręs programavimo medžiagą tiek 0-4 pradinukams, tiek vyresniems 5-8 klasių, taip pat esu sukūręs programavimo medžiagą ir 9-12 klasėms, ar ne, pagal bendrąją informacinių technologijų medžiagą. Ir ten mes susipažįstame su įvairiais per informatikos pamokas mokomais dalykais. Ir per žaidimą susipažįstam, todėl tampa programavimas įdomus. Netoks nuobodus, taip pat sprendžiam ir namų darbus, ir ruošiamės ir egzaminams. Tai va. Taip pat turim ir 11-12 klasės papildomą medžiagą, kur galima susipažinti su įvairiomis IT profesijomis iš arčiau, dar mokyklos suole, ko nemokina galbūt netgi bendroje programoje. Tai va. Taip pat teikiamos ir korepetitoriaus paslaugos. Jeigu kažkur kažkas yra sunkiau, 9-12 galima gauti individualias konsultacijas. Tai jeigu susidomėjote, galite registruotis ir susipažinti su programavimu žaismingai.
išmokti programavimo per žaidimą. Judam į priekį. Taigi, kokia yra karjera programinės įrangos kūrime? Taigi, dar kartelį, galima būti programuotojas, galima būti testuotojas. Ne? Jūs jau susipažinot šitom dviem rolėmis, bet taip pat dar galima būti ir dizaineriais, ir projektų vadybininkais. Ne? Tai jūs jau žinot, programuotojai kuria programinę įrangą. Testuotojai testuoja programinę įrangą, jie klaidelių, jas registruoja, programuotojas jas ištaiso ir vartotoją pasiekia programa, kuri teikia jam malonumą. Kaip tas kempiniukas, jis yra labai laimingas, ne? Jau klaidelių jis neranda. Tačiau dar ne viskas. Galima būti dizaineriu, jeigu jums patinka kurti, piešti kažką, ar ne? Jūs turite skonį spalvoms, ar ne? Turite meno gyslelę, jūs galite būti dizaineriais ir sukurti labai gražią programėlę arba žaidimą, ar ne? Kur programuotojas paims, aš taip vaizdžiai sakau, paims jūsų nupieštą antį ir privers ją skraidyti, ar ne? Tai va tas labai svarbus, jūs galite čia išlaisvinti savo fantaziją ir tapti būtent tais dizaineriais. Arba jeigu jums patinka bendrauti su žmonėmis, patinka dirbti komandoje, jūs galite būti projektų vadybininkais ir jūsų tikslas būti padėti komandai įgyvendinti tikslus, sukurti programėlę, padėti kiekvienam nariui, ar ne, kad jis pasiektų rezultatą. Taip kad labai daug ir įvairių rolių yra programinės įrangos kūrime ir jūs pagal save galite surasti jums tinkančią labiausiai. O galbūt apsilankyti ir būreliuose, mano organizuojamuose, kuriuos galbūt jūs išbandysite, susipažinsite su kiekviena rolė atskirai. Ir galbūt jau baigę mokyklą jūs žinosite, ko jūs norite, ne, ir stosite į tą profesiją, kuri jums yra artimiausia. Tai va, tai susipažįstant su pagrindinėmis išvadomis, ką aš kalbėjau, ar ne, tai kas yra svarbiausia. Taigi dar kartelį, programuotojai kuria programinę įrangą. Testuotojai testuoja programinę įrangą, ieškodami klaidelių, jas registruodami, kad programuotojai jas ištaisytų ir pateiktų vartotojai programą be klaidelių, kad jis būtų patenkintas, jas ją naudotųsi. Tai dar kartelį, tiek programuotojų, tiek testuotojų pagrindinis tikslas yra sukurti geresnę programinę įrangą arba žaidimą, arba internetinį puslapį, arba taikomą programą, ar ne, kad vartotojai naudotųsi ją kasdien, teiktų malonumą. Ir koks pagrindinis yra dalykas, galbūt jūs esate būsimieji problemų sprendėjai. Galbūt jūs sugalvosite savo ateitį susijęti su programavimu. Išbandykite programavimą. Jis tikrai gali būti įdomus, ypač kai susijęs su jūsų žaidimu. Ir galbūt ateityje jūsų sukurta programėlė arba jūsų sukurtų žaidimų naudosis milijonai, o gal net milijardai žmonių pasaulyje. Tai tiek. Ačiū už dėmesį. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video. Tikiuosi, jums tapo aiškiau, kaip yra kuriama programinė įranga, ką daro programuotojai, ką daro testuotojai. Tai tiek. Sėkmės moksluose. Iki.